Tai testiniam ruože išstartavus, nuvažiavom 300 metrų ir sugedo automobilis. Tų elektronika problema buvo, nusimovė laidai nuo kuro siurblio ir tiesiog neturėjom kuro slėgio. Šiaip yra ir labai greitų greičio ruožų, bet yra ir susuktų greičio ruožų, tai tokių labai įvairiapusiškas ralis. Tikrai yra tokių labai greitų su aklais posūkiais ir labai susuktų, tai visko bus šitam rally. Tarp sezono metu pardavinėjom Fordą ir kaip ir turėjom planų kitą automobilį įsigyti, bet nepavyko parduoti, tai važiuojam su tuo, ką turim. Viskas gerai, stengiamės, darom ką galim. Įdomu, kad toks ilgas ralis, antras mano karjeroje Larčas, bet pirmo nesufinišavau, tikiuosi bus pirmas, kurį finišuosiu. Šiaip patiko, gan greitokį, labai bijau, kad susirašėm. Iš vis atrodė labai smagus greičio ruožas, tai netgi laukiu. Labiausiai baiminos tai to Stelmužės greičio ruožo ant asfalto, nes rodo vakare ir lietų, tai bus slidu, ten bus jau sunku. Pravažiavus Zarasų ralį susirašius, tai pradžiai mintį susitvarkyti su galva ir saugiai suvažiuoti šitą ralį. Porą kartų tik buvom išlėkę treniruočių susirašymą ir viskas, ir toliau prie mašinos, kiek galėjau.